Sveiki, esu komentatorius Vaidas Čeponis, ir apžvelgsiu įdomiausias šios savaitės krepšinio rungtynes. Ketvirtadienį Eurolygoje nemenką susidomėjimą kelia Anadolu Efes ir Madrido Realo akistata. Realas dar antradienį žaidė draugiškas rungtynes su Dallaso Mavericks. Madridiečiai gali būti šiek tiek pavargę, bet kita vertus tos rungtynės nebuvo labai rimtos, lik pasivaikščiojimas parke. O Realas, palyginti su praėjusiu sezonu, išsaugojo visą branduolį ir prisidėjo Facundo Campazzo. Skaičiau, Realas vienas rimčiausių pretendentų yra laimėti Eurolygą. Tuo tarpu Anadolu Efes išėjus Micičiui, kai labai susilpnėjo tokio lygio žaidėjo, nebeturi Turkijos komanda. Ta parodė ir pirmas mačas su Barsa, kurį Anadolu Efes pralaimėjo net 17 taškų skirtumu. Mano prognozija, kad kokiais 7-8 taškais triumfuos Madrido ekipa. Penktadienį visi stebėsime, aišku, Žalgirio Crvenos Zvezdos rungtynes. Manau, kad tai bus velniškai atkaklus mūšis. Sakyčiau, Crvenas Zvezda ir Panathinaikos, jeigu lygytume su praėjusiu sezonu, galbūt labiausiai sustiprėjusios komandos. Ir sakyčiau, šį sezoną Crvena gali virsti labiau puolimo nei gynybos. Komanda paėmė tikrų puolimo asų, kaip Teodosičius, kuris, aišku, yra kiauras gynyboje, bet ir Neipieras, Tobi, Bolombojus, Hanga. Hanga, aišku, yra patikimas gynėjas. Ir Crvena Zvezda pirmajame ture be vargo įveikė Vilerbano Svelį, puikios sportinės formos yra Rokas Giedraitis. Tuo tarpu žalgiriečiai nors ir įveikė Bolonijos Virtus, bet mano nuomonė Bolonijos klubas bus vienas silpniausių Eurolygoje ir tame mače Žalgirio žaidimo kokybė nebuvo gera, vėl labai mažai rezultatyvių perdavimų. Sakyčiau, už ausų Kauno komanda ištempė į pergalę tik tai Keenanas Evansas. Žalgiris ir LKL čempionate buksuoja, vos įveiktas Pasvalys, Mažeikiai, kita vertus, tiesiog nenusiteikia žalgiriečiai rimtai žaisti kol kas vietos fronte ir visą dėmesį sutelkia į Eurolygą. Deja, bet mano prognozija yra liūdnoka. Crvenos Zvezdos pergalė po dramatiškos kovos 3-5 taškais. Šeštadienį vietos fronte, tai yra LKL čempionate, mūsų laukia intriguojanti akistata. Panevėžio 7bet Lietkabelis priims Vilniaus Wolves. Manyčiau, jog panevėžiečiai bus lyg su sparnais po pirmosios pergalės Europos taurės turnyre prieš Salonikų Aris. Puikios sportinės formos yra Gediminas Orelikas. Atrodo, atsigauna ir kitas snaiperis Deividas Sirvydis. Tiesa, LKL pirmenybėse Panevėžio komanda žaidžia banguotai. Sunkios buvo rungtynės su Pasvalio klubu, pralaimėta Klaipėdos Neptūnai. Tuo tarpu Wolves ne per seniausiai tiesiog nušlavė Klaipėdos Neptūną. Komanda tinkamai sureagavo į tokį bejėgišką pralaimėjimą Paryžiuje prieš vietos klubą. Nežinia, ar Vilkų gretose bus Gagičius, Kariniauskas, kurie dabar yra patyrę traumas. Manau, kad vyks kova taškas į tašką. Nepaminėjau, Vilkai rečiausiai yra klystanti lygos komanda. Manau, pamatysime gražų krepšinį. Tai ekipos, kurios atlieka daugiausiai rezultatyvių perdavimų Lietuvos krepšinio lygoje. Vilkai kiek geriau meta tritaškius. Manyčiau, kad intriga išsilaikys iki paskutinių minučių, gal net paskutinių sekundžių. Ir nuojauta kužda, Wolves triumfuos per plauką 1, 2 ar 3 taškelį. Sekmadienį pažiūrėsim, ar vėl pasikartos Šeškaus magija. Jonavos klubas žengia be pralaimėjimų lyderių grupėje, bet dabar jau rimčiausias iššūkis mūšis su Kauno Žalgirio arenoje. Jonaviečiai kūrė stebuklus, sakyčiau, ir Fortuna padėjo įveikti ir Šiaulius, ir Pasvalio komanda padėjo šiek tiek ir teisėjai. Žalgiriečiai, kaip minėjau, buksuoja LKL čempionate, trūksta nusteikimo, bet dabar, kai kurie faktoriai palankesni Jonavos komandai, žalgiriečiai bus po Eurolygos rungtynių, o jau kitą dieną pirmadienį jie išskrenda į Ispaniją, kur laukia sunkios 2 rungtynės, taigi 2 Eurolygos savaitė.
tai mano nuomonė tikrai, manau, dauguma Žalgirio krepšininkų tikrai nesidraskys ir norės pataupyti jėgas. Tai abejoju, ar tikrai Žalgiris sutriuškins Jonavos krepšininkus. Manyčiau, jog Šeškaus Kapela pasipriešins grėsmingam varžovui, na ir Žalgiris nugalės, 8, galbūt 9 ar 10 taškų. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Komentaruose galite rašyti savo prognozes, prenumeruokite mano YouTube kanalą ir susitiksime kitą kartą.